Tai patikrinkime, kas šitame geradarių maišelyje iš Lidlo yra. Oho, matosi įvairiausių daržovių. Svogūnų laiškai. Rapai, kurie šiek tiek pabiro. Porą paprikų. Geras. Dar nemačiau tokių salierų, kurie būtų, va taip, tiesiog gabaliukais pardavinėjami. Bet iš tikrųjų labai fain, tikrai panaudosim. Na, žiūrim toliau, kas ten yra. Šiek tiek tokių salotų, man atrodo, vadinasi pak choi. Pataisykite, jeigu klystu. Pomidoriukai. Mandarinai. Dar vienas mandarinas. Bei viena citrina. Dabar spėkit, kiek man visą tai kainavo? Visą tai, ką aš išvardinau, tai aš jums tuoj pasakysiu. Šitų geradarių krepšelių 1 kilogramas kainuoja 75 centus, man visą tai kainavo 65 centus. O dabar, kai Martynas grįš, mes iš viso šito kažką skanaus gaminsime. Žiūrėkite toliau. Aš gaminsiu pirmas. O tai bus super duper kiaušinienė. Ir dar bus aštri. Dabar Martynas iš tų dalykų, kuriuos aš pasiėmiau, pasiėmė štai. Turim 4 pomidorus. Kas sakė dekoracija. Kas čia, Martynai? Pipiras. Ir dar turim krapų. Martynai, o tu naudosi visus šitus svogūnų laiškus? Ne visus. O parodyk, kiek tu maždaug jų reikės? Kelių. Ir ką dar naudosim? Druskos, krapų ir kiaušinių. Aha, kiek kiaušinių naudosi? 3. Aštrus patiekalas. Dabar krapus, ane, pjausi? Taip. Pomidorai. Vytauteik. Kiaušiniai, bet tik pipirų. Ir žiūrėk, Martynai, aš tau padėsiu, gerai? Mane reikia pjaustyti. Žinok, neapsivers visas. Tai todėl aš padalinu 4 dalis ir pažiūrėkime dabar, ką aš čia galvoju. Aha, atrodo labai skaniai. Labai gražiai atrodo. Ir dabar mūsų žalumynai pateks. Yummy! Yummy, 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 yum, yum, yum. Šitą gabaliuką? Taip.
šitą. Taip. They look yummy. Labai skanu. Skaitom. Mama, o ką tu pagaminsi? O ką pagaminsiu aš? Žiūrėkite toliau ir sužinosite. Kaip gražiai gavosi pipirai ir salieras. Kaip tau salieras? Salieras? Nu, salieras lapkotinis. Tai juos pirmus vadėsim į puodą. Gerai. Dabar čia turim vištienos sultinuko. Jūs man pasakykit, ar šitą galima dalyką dėti troškinį? Sakau šitą, nes aš nežinau pavadinimą. Jeigu aš ant viršaus užpjaustyčiau besibaigiant gal nieko. Krapui stipriai galim pagardinti. Ir liko 4 pomidorai, irgi įdėsim. Na, dabar sudėkime visą liaudą moliūgų. Ups. tą laiką susipjaustome pomidoriukus, nes jie būtina iš to patiekalo dalis. Panaudokime ir šiuos lapus. Neįsivaizduoju, kokio skonio jie duos. Na, o ką daryti su apelsinais ir citrinomis? Padarykime ekstremaliai ir pagardinkime. Ir žinok, turėsim viską valgyti. Manau, užteks vieno mandariną. Mes supjaustysime ir įdėsime. 2 paliksime desertui. Na ir citrina. Vienos tikrai per 2, palikime pusę citrinos, dėsime jos sultis. Kaip primena salotas, bet keliaus į troškinį. Ir citriną, žinoma, įspausime. O aš net ko dar nesupjausčiau, bet esam po to pačiam gale krapai ir šiti svogūnų laiškai. Tai reiškia, bus panaudoti visiškai visi ingredientai. Na, kaip mūsų troškinys verda. Moliūgai turi suminkštėti. Manau, dar įdėkime prieskonių. Na, sudėkime dabar mūsų netikėtus ingredientus. Bei įspauskime citrinos. Išmaišykime. Na ir sudėkime paskutinius žalėsius. Na kaip, ar troškinukas atrodo gražiai, jau net nemaišysiu, o pasiruošim šalia kuskuso ir valgysim. Aš žinau, kad pirmai pyliau paragaut Martynai. Nu, okei, tiesiog yra. Štai kur tas Martynas. Martynai, ką tu čia darai? Nieko. Oi, yra dar.